pakviesti dabar pranešimui tokia įdomia tema, tai yra moderni korupcija, politinė galia, pilietiškumo stoka. Tikrai tokia, nebejoju, aktuali tema, vien dėl to, kad kalba apie modernės korupcijos formas ir apraiškas. Kviečiu šitam pranešimui Klaipėdos universiteto profesorę daktarę Dalią Mariją Stančienę. Šiandien aš kalbėsiu apie modernę korupciją, o pereitą kartą aš kalbėjau, kaip čia buvo paminėta, apie etikos kodeksus. Paliesiu, akcentuosiu modernios korupcijos atsiradimo klausimus ir tai, kaip mūsų valstybės vadovai traktuoja, kaip apie tai kalba mokslininkai. Pirmiausia, kada susikūrė mūsų valstybė, buvo atkreiptas dėmesys į korupciją, už karto susikūrė tarnyba STT ir buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, kurį 2002 metais pasirašė prezidentas. Aišku, STT paruošė įstatymo projektą, kuris buvo patvirtintas ir iki šio dienų jis turi daug įvairių tam tikrų pakeitimų, bet mes apie tai neanalizuosime, o pasižiūrėsime, ką savo metiniam pranešime jau po 3 metų, 2005 metais, akcentavo prezidentas Valdas Adamkus. Jis atkreipė dėmesį, kad korupcija veda į oligarchinio valdymo pavojų. Kas tai yra? Būtent atsirandant tokiam pavojui, Lietuvos valstybės tarnyba tampa pažeidžiama dėl korupcijos. Šešėlinė ekonomika ir kontrabanda liudija tos valstybės sistemos silpnumą. Visuomenės nuomonės tyrimai rodo, kad 81% Lietuvos gyventojų mano, kad dauguma arba beveik visi valstybės tarnautojai yra korumpuoti. Ir jeigu nebus imtasi tam tikrų valingų politinių sprendimų, tai būtent mes artėsime prie to oligarchinio valdymo ir prie modelio šalies su įtakinga oligarchų grupe. Ir tada atsiras didelė tam tikra skurdo klasė. Čia tokie pagrindiniai akcentai, kuriuos po 3 metų sudėjo savo metiniame pranešime prezidentas Valdas Adamkus. 2006 metais prasidėjo, aišku, atkreiptas dėmesys ir prasidėjo mokslininkų tyrimai, kaip vyksta tie visi dalykai mūsų visuomenėje, kas čia darosi. Ir 2006 metais docentė Jolanta Palidauskaitė, jinai atliko tyrimus ir nustatė, kad Lietuvos politikai vis dažniau ima kalbėti ne tik apie politinę korupciją, bet ir apie valstybės užvaldymą. Čia yra ta užuomina, apie kurią kalbėjo prezidentas Valdas Adamkus. Ir nepotizmas, būtent klientelizmas, tarnybų pardavinėjimas, abejotina samdymo praktika, būtent tai ir palengvina prisideda prie korupcijos. Ir būtent kada yra skiriama į tam tikrus aukštus postus, kur yra, turima daug reikalų su visuomeniniu turtu. Ir senų draugų tinklai, būtent jie dažnai pasirūpina, kad į tas tam tikras darbo vietas patektų žmogus iš jų rato ir tada, ir vyksta tie visi dalykai, išsigimsta vadovavimas institucijai, ir jos jau pradedamos kaip ne valstybinis, o tiesiog kaip privati valda traktuoti. Sociologijos mokslo daktaras profesorius Endris Irk, Vengrijos mokslininkas, būtent jisai pastebėjo, kad korupcijos suvokimo paralelė būtent gali būti žmonių pasitikėjimas valdžia. Jeigu mes atliksim tyrimą ir matysim, kad yra menkas pasitikėjimas valdžia, tai būtent tai yra pavojus, kad kažkas negerai vyksta valstybėje. Ir jis teigia, kad tas pasitikėjimas tai nėra asmeninė psichologinė savybė, bet būtent yra socialinės ir politinės aplinkos vertinimo išraiška. Ir kuo aukštesnis nepasitikėjimas, tuo labiau galima įtarti esant aukštesnį korupcijos laipsnį.
Dabar šiais metais būtent prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat darė metinį pranešimą ir mes jau galime palyginti, koks skirtumas tarp prezidento Valdo Adamkaus ir šių metų prezidentės Grybauskaitės būtent dėl korupcijos vertinimo. Prezidentė teigia, kad būtent sujudinus politinės korupcijos viršūnių vandenis prieš mus atsivėrė neregėta Lietuva. Na, tai mes įtarėm, bet būtent atsivėrė neregėta Lietuva. Na ir čia jinai sako, kad tai yra ciniškas išskaičiavimas valdymo struktūrose ir jisai nustelbia viską ir kėsinasi valstybė į demokratiją. Tai, ką kalbėjo apie oligarchinį valdymą, tai būtent pabrėžia, kad tai reiškia toks ciniškas požiūris. Ir kad valstybinėse institucijose knibžda godžių, klastingų, demoralizuotų savanaudžių, kurie nemato valstybės idėjos, bet supranta, kaip reikia šantažuoti, grasinti. Ir būtent jiems įtaka poveikiu, tai yra einamiausia prekė. Toliau jinai pastebėjo, kad būtent tiesioginis politikos susiliejimas su verslu ir ilgametė priklausomybė nuo finansinių rėmėjų daugelį valstybės veikėjų ir politinių padarė pažeidžiamus. Ir todėl atsiranda, kaip jinai teigia, vis naujų prekeivių Lietuva. Vyksta pasikėsinimai į valstybę ir tie bandymai užvaldyti šalį niekaip nesiliauja. Tačiau oligarchinį demokratinės valstybės demokratinės sistemos užvaldymą prezidentė pabrėžia, kad pristabdė. Nors jinai pati pasakė, kad visi skaudžiai nusidegino pirštus, taip pat ir jinai. Na, ką turiu omeny, tai mes žinome. Ir toliau jinai pastebėjo, ką tai reiškia, kad perbridome vietinius rubikonus, pažabojome gazprominius energijos vėjus, apsigynėme nuo Rosatom įtakų, juodosios buhalterijos, bankinių sukčių ir būtent pradeda užsidarytos paskolų dėžučių, dramblių pirkimo kontoros, įtartinų ryšių atsikrato valstybinė mokesčių inspekcija. Ir jinai pasako, kad vis dėlto tiki, kad su 3 istorinėmis politinėmis korupcijos bylomis būtent prasideda naujoji mūsų šalies skaidrumo istorija, kad perkrovę politikų ir verslo santykius perėsim į kokybiškai naują valstybės vystymosi ir politinės kultūros etapą. Na ir baigdama jinai pabrėžia, kad socialiai atsakingas verslas, kurio šalyje vis daugėja, kuria naujas bendravimo tradicijas ir pagarbius tarpusavio santykius. Ir būtent tai yra didžiulė atsvara mūsų buvusiai oligarchiniai istorijai. Na, matome, vis dėlto prezidentė įvardina, kad mes turėjom tą oligarchinį istoriją ir kad galime iš to daryti tokią išvadą, pastebėjimą, kad tai yra iš tikrųjų valstybei dideli išbandymai valstybei. Na ir politinės galios indeksas, kaip pastebi prezidentė, nežymiai auga. Žmonės ima suvokti, kad aktyviu dalyvavimu būtent galima pakeisti valdžios sprendimus. Na ir kaip tik mes tokį pilietinės galios įtaką, augimą mes pastebime ir tai yra su mokytojų streikais, tai yra, kada prisijungia kitos profsąjungos. Tai būtent tai, ką prezidentė Liepos mėnesį savo metinėje kalboje pastebėjo, matome, kad šitie dalykai yra aktualūs mūsų valstybėje. Na ir ką siūlo prezidentė? Išvaduoti nuo vietinių grobikų ir klastingų machinatorių reikalinga pilietinė gynyba. Tik teisinis ir pilietinis pasipriešinimas yra rimtas atsakas į neskaidrią politiką. Turime teisiniais instrumentais galutinai nusikratyti korupcijos pančių, atnaujinti politinę sistemą ir pakilti iš nepasitikėjimo duobės. Na, manau, tie dalykai turbūt ir yra vykdomi. Na ir prezidentė
baigdamas sako, kad vis dėlto ten, kur yra savivalė, būtent reikalingas pilietinio pasipriešinimo sąjūdis. Na, čia buvo pasakyta vasarą ir matome, kad tie dalykai kažkaip labai greitai pradėjo vystytis. Na ir formų yra įvairių, kaip išjudinti sprendimus ir kaip dalyvauti, juos įteisinant valstybės mastu nuo peticijų, Facebook ir kituose tinkluose iki gyvo protesto. Na, tai yra sudėtingas, bet labai svarbus valstybės ateičiai lemtingas laikotarpis. Na, dabar matome, kad tai yra susiję su moderniais laikais, globalizacijos sąlygomis, modernia korupcija. Būtent politikos susiliejimas su verslu ir oligarchų bandymų užgrobti valdžią. Taip prezidentas Adamkus ir prezidentė Grybauskaitė atkreipia, akcentuoja dėmesį į politikos susiliejimą su verslu. Būtent 2002 buvo perspėta, o jau 2018 metais Grybauskaitė teigia, kad vis dėlto tas oligarchinės demokratinės sistemos užvaldymas yra pristabdytas. Tai yra tik pristabdytas. Tai nereiškia, kad sustabdytas ir kad jo nebėra. Jeigu mes pasižiūrėsime į istoriją korupcijos iki šių dienų, tai matysime, kad antikoje Platonas, Aristotelis, vėliau Makavelis ir kiti vis dėlto korupcijos terminą vartojo kalbėdami apie moralinę visuomenės sveikatą. Būtent buvo liečiamas moralinis aspektas. Ir klasikinis korupcijos apibrėžimas apeliuoja į elgesio normų vertinimo kriterijus. O šiais laikais, tai matom, Transparency International korupciją apibrėžia kaip būtent piktnaudžiavimas patikėta valdžia siekiant asmeninės naudos. Tai yra jau teisinis aspektas. Asociacija su pavienių asmenų susivienijimu, holdingų, valstybinių institucijų ir kitų įvairių susivienimų būtent sieja tai su neteisėtais ir abejotinais veiksmais. Ir būtent politinė korupcija, jinai yra apibrėžiama kaip politikų piktnaudžiavimas patikėta valdžia. Būtent kada yra siekiama asmeninės naudos, kada turimas tikslas pasididinti savo turimą galią ir savo gerovę. Politinės korupcijos atveju politinių sprendimų priėmėjai naudoja politinę galią. Tačiau tą politinę galią jie gavo patikėjimo būdu iš rinkėjų, bet gavę tą galią jau jie piktnaudžiauja įstatymais arba net juos specialiai pritaiko taip, kad atitiktų jų interesais. Mes matome, kaip Seime vyksta balsavimai, kaip yra priimami tam tikri įstatymai. Ir galime galvoti, kodėl ir kaip. Pati politinė korupcija gali pasireikšti įvairiomis formomis. Na, pradedant paprasčiausių kišininkavimu, neteisėtų įtakos darimų, papirkinėjimų, ir jau baigiant pinigų plovimu, neteisingų politinių lėšų, buhalterinės apskaitos vedimu. Taip, kad matome daugelis įvairių tarpusavėje susijusių veiksnių sąlygoja politinę korupciją, būtent jos politinės sistemos ypatumus, rinkimų sistemą, ekonominę situaciją, sociokultūrinius elementus, taip kad čia yra daug įvairių veiksnių. Tai yra kompleksinis reiškinys ir tai nėra tik tai materialūs dalykai, nėra tik tai turtas, bet yra ir atsilyginimo iš tam tikrus veiksmus ir tiesiog net neveikimas gali būti politinė korupcija. Tokiu būdu politinė korupcija neigiamai veikia į visos politinės sistemos veiklą ir būtent gali pakenkti pačiam valstybės demokratiniam procesui. Kas yra svarbu, siekiant užtikrinti teisingą politinės sistemos funkcionavimą, būtent atskleisti aukščiausio lygio biurokratų ir politikų tarpusavio ryšius, kartelinius susitarimus viešuosiuose pirkimuose. Nagrinėti politiniai veiklai būtent aukų mechanizmus ir rinkimų sistemos sąnaudas.
dabar, kada pas mus vyks įvairūs rinkimai, tai būtent yra ypatingai svarbu atkreipti dėmesį į aukų rinkimus, pinigų skirimus ir taip toliau. Būtent analizuoti visuomeninių rėmėjų grupių funkcionavimo ypatumus. Būtinas politinės korupcijos viešinimas, politinio elito reakcijos demonstravimas, kada yra išaiškinami neskaidrūs sandėriai ir dažniausiai šiuo atveju pasitarnauja žiniasklaida. Jinai būtent yra vienas iš pirmųjų šaltinių, kuris ir išviešina tos politinės korupcijos skandalus. Dabar aš kaip tik žiūrėjau, čia kur buvo demonstruotas tas vadovas, STT išleistas, tai būtent ten nustatė korupcijos rizikų veiksnių 6 sritis. Ir būtent svarbiausiai, kai būtent ir patenka viešieji pirkimai ir vidaus sandoriai, ūkio subjektų priežiūra, valstybės savivaldybių turtų tvarkymas, ES investicijų administravimas, sveikatos apsauga, aplinkosauga ir atliekų tvarkymas. Tai būtent yra korupcijos rizikos veiksniai. Na ir kaip ta korupcija vyksta, būtent jinai remiasi tam tikrais užkulisiniais politikų, biurokratų, verslo grupuočių ar kitų interesų grupių susitarimais. Todėl nustatyti realų korupcijos lygį, identifikuoti valstybė yra sunku ir tie visi tyrimai, jie tik yra apytikrius, nėra labai tiksliai diagnozuojami. Ir kadangi egzistuoja tam tikri politinės korupcijos ir politinio klientelizmo panašumai, klientelizmas būtent tai tikslinis ištikslių paskirstimas, kada yra atsidėkojama už tam tikrus pažadus. Abipusiai naudingų mainų objektų gali tapti valstybės subsidijos, importo kvotos, įvairios vienam ar kitam sektoriui palankios taisyklės, apribojimai bei reguliavimai, kainų reguliavimo mechanizmai, sprendimai susijęs su mokesčių sistema, taip kad matome, politinėje korupcijoje yra įvairūs būdai ir už tai yra gana sudėtinga atskleisti. Su korupcija kovoja ne tik tai valstybinės tarnybos, bet didelį dėmesį skiria, mes matome, ir Vatikanas, popiežius Pranciškus. Jisai teigia, kad kova su korupcija būtent yra moralinė pareiga. Ir socialinėme mokyme popiežius Pranciškus būtent pasakė, kad svarbiausias bruožas yra kvietimas į kovą šiuolaikinę visuomenę, kuri yra persmelkta korupcijos bei įvairių formų organizuotų nusikaltimų. Vatikane yra įkurta tarptautinės konsultacijų grupės tarnyba ir būtent jinai kovoja su korupcija, organizuotų nusikalstimų, mafija, konkrečių priemonių paieškoje, kadangi turbūt nesenai girdėjote skandalą mafijos Italijoje, tai yra aktualu. Na ir kaip Lietuvoje, tai 2007 metais asociacijos Investors Forum iniciatyva buvo įkurtas judėjimas už skaidrų verslą Baltoji banga. Jinai vienija dabar apie 60 įmonių, bendradarbiauja su STT ir globoja prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šiais metais gegužės mėnesį būtent buvo pravesta pilietinė akcija "Šioje šalyje nėra vietos šešėliai". Ir akcijos metu buvo atkreiptas dėmesys į šešėlinės ekonomikos daromą žalą mūsų valstybei ir asmeniškai kiekvienam jos gyventojui. Dabar aš jums truputį istorijai jūs nukreipsiu. Kada yra nagrinėjama modernios korupcijos atsiradimo istorija, tai būtent dažnai yra pateikiamas toks klasikinis pavyzdys iš XIX amžiaus Vokietijoje, kada vyko tada sparčiai technologija vystėsi. Būtent tuo laiku atsirado Vokietijoje taip vadinamas miškininkystės mokslas. Na, su kuo tai susiję?
Tuo laiku miškas buvo viena iš pagrindinių statybinių medžiagų tiekėjas ir nešė didelį pelną. Ir tada atsirado idėja, kaip reikalinga pasinaudoti tam tikrų plotų miškų, iškirsti medžius ir panašiai. Ir todėl atsirado tas miškininkystės mokslas. Mokslininkai patvirtino, kad reikia mišką regeneruoti, reikia iškirsti tam tikrus plotus, nustatė kvotas kokias ir būtent sakė, kad kas 80 metų mišką reikia atnaujinti ir reikia išskirsti ir tą vietą apsodinti Alpių pušimis. Na ir tas pirmas ciklas buvo labai efektyvus. Verslas labai klestėjo, užsidirbo, kirto medžius, brangiai jos pardavinėjo, bet kai prasidėjo antras periodas, tada atsitiko katastrofa. Pasirodo, kad tie medžiai, jie yra iš kitos aplinkos, tai jie nelabai prigijo, kitos medžių rūšis netitinka vietinių sąlygų ir dėl to prasidėjo gaisrai, didelės vėtros, kurios plėtėsi. Na ir dar praėjus 80 metų, tai paklausa dienai sumažėjo, jau pelnas nebe toks didelis ir vokiečių terminologijoje atsirado toks posakis, kada įvyksta tam tikra katastrofa, tai jie sako miško mirtis. Na, kodėl aš tą pavyzdį? Todėl, kad pas mus dabar vyksta taip pat judėjimą iš miško išsaugojimą ir aš tiesiog pasižiūrėjau internete ir man užkliuvo toks Baltijos koncernas, aš nieko neteigiu, nežinau, tik tai labai įdomus palyginimas su to klasikiniu pavyzdžiu ir jie save pristato kaip vietinį verslą, duoda Facebook'e savo adresus, vadinasi Baltijos koncernų, labai gražų miško vaizdą prie ežero rodo ir klausia, ar mes turime klausimų su miško pardavimu ir skambinti ir jie konsultuos nemokamai, nurodo adresus ir paskelbė tokį tekstą, kad jinai brangiai perka bet kokius miškus. Ir čia aš jo neskaitysiu, galit pasižiūrėti, kad tinka visokie investiciniai, išpirkti, neišpirkti nacionaliniuose, regioniniuose parkuose. Domina 0,5 hektaro ir daugiau, gali būti su bendrasavininkai, sodybom, su ūkio paskirties. Na ir duosime greitą atsakymą ir siūlo paskelbti savo telefoną. Na tai aš sugretinau, galite daryti išvadas. Čia tokia tiesiog mano analogija su miško mirtimi. Da, tai toks mano būtų trumpas pristatymas apie modernią. Dėkui, profesoriai, tikrai aplodismentų gausa liudija, kad pranešimas jūsų buvo įdomus, nežinau, klausimų yra ar nėra, bet jeigu leis turėtų pasakyti progą, profesorė, aš tokį mažą klausimėlį užduočiau, vis tik kalbėdami apie modernią korupciją arba modernes šiuolaikinės korupcijos apraiškas. Raktinis žodis, kertinis žodis buvo viešasis sektorius, politika, prekyba poveikiu. Na, kaip čia pasakyti, yra čia, aišku, mūsų gretose ir patyrusių politikų, ir administratorių, yra politikų, kaip sakyti, siekiančių tapti politikais ir merais ir kam tik norime, tai ar nebus jiems taip, kad kils toks suvokimas, kad praktiškai gyvename vos ne kažkokiai bendruomenėje, kur tokie dalykai kaip prekyba poveikiu vos ne kasdienis dalykas. Ar jūs sąmoningai akcentavote būtent, kaip čia pasakius, korupcijos, modernios korupcijos apraiškas sąsajose su nūdienos politikais, politiniais procesais, tarsi ne viešąjį sektorių, privatų sektorių palikdama arba šešėlyje, arba labai minimaliai tą paliesdama? Ar čia buvo toks jūsų tikslas, kaip sakykime, politinėmo kontekste, artėjančio rinkimo kontekste, akcentuoti tą aspektą, ar kitos priežastys? Vis dėlto moderni korupcija be politikos yra neatsiejama. Mes negalime, kad kažkoks, ne kažkoks, bet ir stambus arba nestambus verslininkas vienas galėtų užsiimti korupciją. Jam reikalingi įstatymai, jam reikalingi apėjimai, nes šiais laikais globaliam pasauliu verslas nėra tik Lietuvoje, tik tai Klaipėdoje, bet verslas yra globalus. Mes per internetą, viešus pirkimus ir taip toliau einame
į santykius su tarptautiniais investitoriais, su tarptautiniais dokumentais, įstatymais. Aš dar nagrinėjau, kaip vyksta Japonijoje, tai irgi jie atkreipė dėmesį būtent į politinę galią, politinę valdžios valią priiminėti, nepriiminėti įstatymus. Ir būtent tai keičia korupcijos kaip modernios šiuolaikiniais sąvoką šiek tiek. Ir aš todėl akcentavau tuos dalykus. Na ir aišku, pas mus vyksta rinkimai ir aišku, žmonės gali atkreipti dėmesį. Bet tai iš tiesų yra svarbus momentas. Būtent Seime, valstybinėse institucijose priiminėjami įstatymai, kurie mūsų valstybę arba skaidrę padarys, arba, kaip buvo minėta, oligarchai užgrobs valstybę. Na, čia grubus toksai pasakymas, tikėkimės, kad vis dėlto demokratija laimės. Dėkui, gerbėjai profesorė, na, jūsų pranešimo pabaigoje nuskambėjo tokia graži sąsaja, kad mes taip su Leonu susišnibždėjom, kad sako, jeigu net ir dangų pardavinėja, ką čia mums, taip sakykime, žemės vabalams. Tai tikrai manau, kad šita jūsų pranešimą, šitą paskaitą, neturėčiau pasakyti, tikrai tos naudos kandidatai susimąstykite, o esantis politikoje atkreipkite į skaitinį dėmesį. Norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie politikų ir verslo sąsajas, ar tai yra jau korupcija? Bendravimas, bet koks elementarus bendravimas, sakykime, tai nėra tiesiogiai korupcija, tačiau jeigu būtent verslas, privatus sektorius siekia daryti poveikį, kad būtų priimami politiniai sprendimai jiems naudingi, tai be abejo tai yra politinė korupcija. Ar jūs pritarėte prezidentės Grybauskaitės nuomonei, kad jau yra pristabdyta oligarchų užgrobimo valdžios? Prezidentės nuomonei turiu pritarti besąlygiškai. Bet kaip jūsų tyrimai rodo, kaip yra su oligarchų veržimosi į valdžią? Turbūt ir šitie garsus rezonansiniai politinės korupcijos tyrimai, man atrodo, leidžia teikti, kad šitie procesai yra pristabdyti, tačiau dar neaišku, kas laukia ateityje, kas dar gali paaiškėti, nes tai korupcija yra toksai latentinės nusikalstamos veikos, kurios išaiškėja tik tai praėjus geram laiko tarpui.